Liko 3 dienos iki varžybų ir oras mums neleidžia išpildyti visų planų. Vakar testavome motociklus, taip pat bandėme varžybinę aprangą, buvo fotosesija. Erni trasa yra vidutinio kieto grunto ir mums reikėjo tokių trasų. Bet kadangi lyjant lietus, kietas gruntas pavirsta molinga koše, kuri labai limpa prie motociklo ir neįmanoma gerai treniruotis, nusprendėme padaryti paprastą lengvą apšilimą smėlėtoje Lomel trasoje. Tad nusprendėme šiandieną pabaigti visus paruošiamuosius darbus, visą tai sukrauti į mikroautobusus ir rytoj ryte anksti išjudėti tiesiai į varžybų vietą į Erni. Ten pradėsime ruoštis jau varžybom, statyti savo stovyklą ir susitiksim ten.